XX amžiaus antroje pusėje žmonija atverė ypatingą globalaus vystymosi puslapį. Ne vieno akys vis dažniau pradėjo šnairuoti į dangų. Paprastiems mirtingiesiems tai buvo nepasiekiama aukštybė, tačiau pasaulio galingiesiems dangus atrodė kaip neišnaudota galimybė pademonstruoti galią. Kilti vien tik virš debesų jau buvo įprasta, tačiau ištrūkti už termosferos ribų, kur dangus remiasi maždaug į 800 km aukštį, pasirodė įmanoma. Ir taip 1957 m. spalio 4 d. buvo duotas startas kosmoso lenktynėms. Šaltas karas. Mes turim dvi supervalstybės, tuomet jau galime vardinti jas kaip supervalstybės, turinčias ir branduolinį ginklą, Sovietų sąjungą ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes žinom, kad šaltas karas ir jų konkurencija yra apibūdinama, kad įvairiose srityse šitos dvi supervalstybės konkuravo ir kosmoso programa ir buvo viena iš tų sričių, kur tuo metu Sovietų sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos labai stipriai konkuravo, būtent siekdamos ne tik pasiekti, bet ir pademonstruoti technologinį pranašumą. Jeigu imti visą šaltojo karo laikotarpį, mes žinom, kad informacinis karas, propaganda irgi buvo neatsiejama jo dalis, tai būtent kosmoso programa, šitas varžytuvės ir buvo tas, kas šalto karo metais įgavo tą tokį labai viešumą. Nebuvo kitos jokios jų konkurencijos iliustracijos, kuris šitiek sutrauktų dėmesio, nes buvo visi įvykiai, visi palydovai, paleidimai stebime abiejose pusėse. Tai buvo diskusijos nušviečiama ir aišku, nemaža dalis šitų įvykių buvo išnaudojama ir propagandai. Tai iš karto tapo propagandinė detalė, nors pačios kosmoso lenktynės nuo pat pradžios buvo labai ryški propagandinė kampanija. Aišku, kitas reikalas, kad vienas iš dalykų, kurios mes šiomis dienomis pamirštame, yra tai, kokie optimistiški apie ateitį buvo 50-ieji, 60-ieji. Tai yra vienas iš dalykų, kurie tikrai įvyko, yra tai, kad žmonės nepaprastai smarkiai sudomino kosmosas, pats Sputniko paleidimas. Ir tai netgi nebuvo vienintelis susidomėjimo kosmoso elementas, labai buvo išplitusios NSO sąmokslo teorijos, NSO matymai, daugybė žmonių teigia, kad jie matė ir kontaktavo su ateiviais. Tomis dienomis sutinkam daug optimistiško požiūrį į ateitį ir tuo pat metu daugybę rimto pesimizmo ir baimės dėl to, kaip pasaulis sprogs ir bus sudegintas atominės ugnies. Nuo to momento, kai sovietai baigiantis 57-iesiems paleido dirbtinį Žemės palydovą Sputnik, kosmoso tema akimirksniu tapo režimo propagandos flagmanu. Tuo metu dvi pasaulio galybės – Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga – konkuravo absoliučiai visose srityse. Sovietų palydovas danguje sėjo paniką. Vakaruose niekas suprantamai negalėjo paaiškinti, kas iš tiesų nutiko, tačiau sprendimo Amerikai reikėjo čia ir dabar. Spurtą tą technologinį ir pirmąjį kosminį pasiekimą pademonstravo vis dėlto Sovietų sąjunga. Tai 57 metų spalio 4 dieną ir buvo pirmą kartą palydovas pavadinimu rusišku Sputnik, jisai taip ir verčiasi palydovas, lyg tai Žemės palydovas lydintis, buvo paleistas iš Žemės, žmogaus rankom padarytas, svėręs 90 kg, skridęs 28 000 km/h greičiu, išsiveržė į Žemės orbitą ir per 90 valandų apskriedavo ją ir netgi leido signalą į Žemę. Tai buvo iš tiesų tą momentų technologinis super toksai pasiekimas, kokia prasme. Netgi New York Times rašė, kad tai yra įvykis, kuris iš tiesų įeis į istoriją kaip vienas didžiausių žmonijos technologinių pasiekimų. Be šitų technologinių pasiekimų mes turėjom kokį rezultatą. Sovietai pademonstravo kažką, ko amerikiečiai net nelabai įsivaizdavo, kad tai yra įmanoma. Vašingtonas buvo sukrėstas iš tiesų, kad tai įvyko, pavyko ir tai yra sėkmingas bandymas, todėl kad tuo metu bet koks technologinis pažangumas reiškia, kad tai yra ir karinis pažangumas. Mes turime raketas, kurias gali ne tik išnešti palydovai į kosmosą, bet tai reiškia, kad tai gali būti panaudota ir kitiems kariniams tikslams. Todėl šitas 57 Sputniko paleidimas, jisai buvo sutiktas Vašingtone su didelė baime. Jeigu kalbėt apie kosmoso lenktynės, jos nuo pat pradžių turėjo labai stiprų politinį ir propagandinį elementą. Tai yra, Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė, kad nori išlaipinti žmogų mėnulyje,
o Sovietų sąjunga daugeliu kitų atžvilgių tiesiog siekė pralenkti Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, nebuvo jokių asmeninių siekių be Jungtinių Amerikos valstijų pralenkimo. Čia beje pagrindinė priežastis, kodėl mes teigiam, kad Jungtinės Amerikos valstijos laimėjo kosmoso lenktynes, nors įvairių kitų dalykų, pavyzdžiui, pirmas žmogus kosmose, pirmas gyvos būtybės kosmose, pirmas palydovas buvo pasiektos sovietų. Nes galiausiai amerikiečiai sugebėjo pasiekti savo išsikeltų tikslų, o sovietai nesugebėjo. Kitas reikalas yra tas, kad raketų sistemos, kurios iškėlė Sputniką, kurios iškėlė Laiką, Belką ir Strelką, kurios iškėlė Jurijų Gagariną, po to netgi galiausiai nuskraidino į Mėnulį Apollo 7 astronautus, jos turėjo lygiai tą pačią sistemą ir galėjo būti pritaikytos kaip nešančios branduolinę galvutę. Taigi bet koks patobulėjimas su vienomis sistemomis galėjo būti perkeltas kažkiek ir į kitas. Tai tas irgi buvo, sakyčiau, labai svarbu. Dominavimas tarp žvaigždžių nebuvo nei amerikiečių, nei sovietų tikslas. Tai buvo būtinybė. Ir čia pasigirdo utopija. Bent taip tą įvertino sovietai. Mat Jungtinės valstijos pareiškė, kad jos tikslas – žmogų išlaipinti Mėnulyje. Jungtinių valstijų visuomeniai vis labiau nerimaujant dėl sovietų pirmavimo kosminių skrydžių srityje, Amerikos prezidentas Johnas Kennedys 1961 m. gegužės 25 d. paskelbė planą iki 1970-ųjų nuskraidinti žmogų į Mėnulį ir pradėjo 3 asmenų erdvėlaivio programą Apollo. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos turėjo rimtesnių sovietų baimių negu vien sovietų dominavimas kosmose. Daugiausia buvo labai bijoma sovietų slaptųjų agentų, KGB agentų, penktosios kolonos, slaptų simpatizuotojų. Tas ypač pasireiškė po J.F. Kennedyo žmogžudystės, kai Harvey Lee Oswaldas, kuris turėjo tam tikrų ryšių su sovietais, simpatizavo Sovietų sąjungai, vykdė tą žmogžudystę, po to buvo daugybė baimių ir įsitikinimų. Tai ypač svarbu, nes J.F. Kennedys vienas iš buvo labai stiprių propaguotojų kosmoso lenktynių. Jo yra ta garsioji frazė: mes norim nusiųsti žmogų į Mėnulį ne todėl, kad tai yra lengva, bet todėl, kad tai yra sunku. Tai gal to kažkiek buvo, bet aš negaliu sakyti, kad tai buvo tokia pagrindinės baimės elementas. Iš tikrųjų, jeigu žiūrim tą seną 60-70 metų mokslinę fantastiką, tiesa, tai vėliau jau įvyko tada, kai amerikiečių ir sovietų laivai sugebėjo susijungti, kaip tik atsiranda įsitikinimai, kad taika su sovietais gali būti pasiekta daugiausia per bendradarbiavimą kosmose. Čia tada, kai mes turim tokius veikėjus kaip Čechovas iš Star Treko, kuris buvo vis dar egzistuojančios Sovietų sąjungos rusų atstovas, kuris bendravo su Kirku, su Spoku, su kitais atstovais. Tada, jeigu žiūrim Stanley Kubricko ir Clarko kosminę odisėją, 2001 metų kosminę odisėją, ten irgi randam tokį bendradarbiavimą kosmoso srityje tarp sovietų ir amerikiečių. Tai to buvo, bet kaip tik, man atrodo, kosmosas buvo viena iš tų vietų, kur žmonės galėjo būti truputį labiau optimistiški, nes būtent Žemė buvo iš tokių mažiau optimistinių dalių, mažiau optimistinių vietų. Laikos, kurios nuskrido ir negrįžo, ar tai būtų paskui visi kiti jų ir Mėnulio programa, ir Gagarinas, ir Tereškova, ir Aleksejus Leonovas vėlesni. Jie buvo pateikiami jau su didelė pompa, tokia labai iškeliant būtent Sovietų sąjungos pasiekimą, visiškai ignoruojant technologinius niuansus, ką reiškia žmonijai ir mokslui šitas skrydis ar pasiekimas. Tačiau tuo metu taikos balandžiai skraidė nebent kosmose, o sovietinio režimo propagandos plokštelė suko vieną ir tą pačią gaidą. Kosmosas priklauso Sovietų sąjungai. Net naujametinė eglutė buvo dabinama kosmonauto žaisliuku. Galbūt sovietai išties pritrenkė pasaulį kosmoso inovacijomis, tačiau tuo pačiu būdu vakarams praplėtė akiratį ir privertė suvokti, kad ten, kur sovietai laimi, lauk grėsmės. Dar labiau kosminės ambicijas Amerikoje stabdė ir Vietnamo karas. Vakarai ilgėjosi taikos, o kosmosas to nežadėjo. Sovietų sąjungoje tai buvo suvokiama išimtinai pozityviai, bet kadangi Sovietų sąjunga turėjo labai rimtą cenzūrą ir prieinamos buvo tik tai nuomonės, kurios tiko visiems žmonėms, tai klausimas, kiek iš tikrųjų buvo pačių, kiek patys žmonės apie tai galvojo, ar netgi žinojo. Nors tai, kad 60-aisiais vienas populiariausių eglutės žaisliukų buvo kosmonautas, tai tas tikriausiai kažką pasako. Jungtinėse Amerikos valstijose nuo pat pradžių situacija buvo kur kas sudėtingesnė.
Tai yra net kai 67-aisiais pirmą kartą žmonės išsilaipino Mėnulyje ir beje nuo pat pradžios, kosminių lenktynių pradžios, buvo labai didelis pasipriešinimas kosminėms lenktynėms ir kosminiams tyrinėjimams. Tiesa, jis buvo paremtas ne kovos su Sovietų sąjunga įvaizdžiais ar dar ko nors, bet nuostata, kad taip yra švaistomi pinigai. Viena didžiausių kliūčių, su kuria NASA dažnai susitikdavo, nesvarbu, tai būdavo kosminės lenktynės, nežemiškos gyvybės signalų paieška seti, būdavo visuomenės ir politikų priešiškumas tam, kas jų nuomonė buvo viešai švaistomi pinigai. Dar reikia prisiminti, kad dalis laiko, kai vyko kosmoso lenktynės, buvo taip pat susijusios su karu Vietname, kurių metu amerikiečiai rėmė vieną iš Vietnamo pilietinio karo pusių, o sovietai ir kinai rėmė kitą pusę, kas irgi tapo tam tikrą kovos zoną, kurios metu buvo bandoma per proxy karą įrodyti savo karinės technikos ir karinių pasiekimų galią. Ir tas taip pat prisidėjo prie labai stipraus priešiškumo kosminėms lenktynėms, nes jos toliau buvo suvokiamas kaip tam tikro konflikto dalis. Buvo surengti politiniai klausimai kongrese, kada buvo iš tiesų svarstoma, kaip turėtų reaguoti Jungtinių Amerikos valstijų administracinės, kokie turi būti įstatyminiai pakeitimai, politika, kaip turėtų reaguoti, kad čia pasiekti proveržį. Ir kodėl aš vadinu Johnsoną būtent kosminės programos tėvu? Todėl, kad jis buvo pirmasis, kuris įgarsino savo 7 punktų rekomendacijose, kad turi būti perkelta iš karinių administravimo šakų į civilinę instituciją, visa kosminė programa. Ką tai reiškia? Buvo įsteigiama NASA, 58 mes žinom, kad įsteigiama NASA. Tai būtent yra civilinė institucija, kuri vienio ne tik karinį sektorių, bet ir visus kitus. Mokslas, švietimas, maisto pramonė, komunikacijos, viskas, kas su tuo susiję. Ir tai davė tą didžiulį indėlį tokį į visą tolimesnį programos krypties pakeitimą. Nuo to, kad kosminė programa yra mūsų nacionalinio saugumo klausimas, kaip buvo vertinama iki 58 metų, reiškia tik tai viskas top slapta, viskas tik tai kariškių rankose, bet mes atidarom ir duodam tas lėšas visam pilietiniam sektoriui, kuris gali prisidėti mokslo žiniom, įdirbiu ir panašiai. Vizitai kosmose žinoma nebuvo dažni, tačiau tiek vakarų, tiek rytų visuomenių fantazijos buvo itin sužadintos. Šaltojo karo metu pasaulis buvo pasidalinęs ir atsiribojęs, ir jei šiandien būtų galimybė tų dviejų polių žmonės pastatyti greta ir paprašyti jų pažiūrėti į dangų, jie jį matytų skirtingai. Sovietų sąjungoje pagrindinė filosofinė sistema buvo dialektinis materializmas, tam tikra Markso filosofijos versija, kuri teigia, kad iš esmės, taip paprastai kalbant, materija vystosi pagal tam tikrus dėsnius. Komunizmas, socializmas ir po to ateinantis komunizmas yra neišvengiami materijos vystymosi pagal dėsnius efektai, neišvengiama tąsa, kaip ir beje proletariato sukilimas ir visi kiti dalykai. Ir tai taip pat reiškia, kad visos protingos kito planetų formos, kurios su mumis susitiks, irgi tikriausiai bus komunistinės arba socialistinės, nes jeigu jos yra sudarytos iš tos pačios materijos, jos turi vystytis pagal tuos pačius dėsnius ir galiausiai pasiekti tą patį šviesų komunizmo rytojų. Mums šiomis dienomis sunku suprasti, nes mes mąstom visiškai kitaip, bet tas yra susiję. Pavyzdžiui, amerikiečių sistemoje, kur net kapitalizmo proponentai labai dažnai pripažįsta, kad kapitalizmas reiškia kitų išnaudojimą savo paties naudai, dažniausiai ir įsivaizduojame ateiviai kaip išnaudojantys žmonės savo pačių naudai, nes jie yra galingesni arba bent jau bandantys kažkaip, padaryti kažką gero, kaip filme The Arrival, bet nebūtinai pasisekantis, nes pats netitikimas tarp žmonių ir problemos bendraujant irgi yra savaime suprantama kultūrinė samprata amerikiečių kultūroje, kad neišeina susikalbėti, kad tai yra sunku, kad tai yra sudėtinga. Sovietų sąjungoje kaip tik kitas požiūris buvo, kad kadangi visa materija vystosi pagal dialektinius principus, tai savo ruožtu visa materija yra visur ta pati, vadinasi ir kosmose jį turėtų išsivystyti taip pat gerai. Ir šiaip komunistinis mąstymas, jie aišku dažnai tą neigia, bet kai kurie principai yra tiesiai šviesiai perimti iš krikščioniškos eskatologijos. Tai yra
dabar mes gyvenam blogame pasaulyje, bet ateis pasaulį perkeičiantis įvykis ateityje, ar tai yra antrasis Kristaus atėjimas, ar tai yra šviesus komunizmo rytojus, ir va tada viskas bus gerai. Nesuvokiamų greičių skriejantis dangaus kūnas vardu Sputnik iš koto išvertė ne vieną amerikietį. Nerimas ir nežinomybė persikėlė į aukščiausius Jungtinių valstijų valdžios sluoksnius. Atsako reikėjo čia ir dabar. Ore vis dar tvyrojo po antrojo pasaulinio karo neįsisklaidęs parako kvapas. Mezgėsi kiti konfliktai. Būtent todėl kosminės ambicijos iš pradžių buvo siejamos su karinė pramonė. Galiausiai amerikiečiai sprendimą rado. Sputnikas šokiravo Jungtinių Amerikos valstijų gyventojus ir privertė juos labai smarkiai susimastyti apie dabartinę jų karinę situaciją. Vienas pagrindinių dalykų, kodėl Apollo programa iš viso buvo pradėta, nes iš pradžių buvo Eisenhowerio administracija, kuri vis dar buvo Sputnik paleidimo metu. Jos projektas buvo projektas Merkurijus, kurio siekis buvo sukurti galimybę išsiųsti žmogų į orbitą, o tada galiausiai Kennedys, kuris ypač pergyveno ir buvo neramus dėl taip vadinamų raketų trūkumo, tai yra dėl to fakto, kad sovietai turėjo kur kas daugiau raketų už amerikiečius ir kadangi norėjo viena vertus sumažinti tą trūkumą ir kita vertus taip pat sustiprinti Jungtinių Amerikos valstijų prestižą, buvo pasiūlyta Apollo programa, tai yra pakankamai geros ir kokybiškos raketos, kurios galėtų išlaipinti žmogų mėnulyje ir esant reikalui būti naudojamos ir kitoms priežastims. Dabar jeigu kalbėti apie pačią pradžią tam tikrus dalykus susijusius su tuo, truputį juokinga, bet Jungtinių Amerikos valstijų raketų tėvas iš tikrųjų buvo Werneris von Braunas, nacių mokslininkas, kurį patys amerikiečiai per projektą Paperclip sugebėjo pasigauti ir pasiimti pas save, tam, kad jis iš esmės vadovautų NASA ir kurtų naujas raketas. Jis pats sukūrė pirmasias vokiečių raketas, Wunderwaffe arba V1, V2, kuriamis buvo bombarduojamas Londonas. Amerikiečiai pasiėmė ir jis iš tikrųjų buvo toliau atsakingas už įvairius kitus šitos darbus. Tai yra, amerikiečiai turėjo Wernerį von Brauną, sovietai turėjo Koroliovą. Tai čia tokie du pagrindiniai žmonės, kurie buvo atsakingi už visas šitas raketų konstrukciją ir kontrolę. Nesvarbu kaip, svarbu, kad būtų ir greičiau už amerikiečius. Tokios nuotaikos vyravo sovietų vadų galvose. Kitame pasaulio polyje žvilgsnis į dangų buvo atsargus. Pirmi žingsniai buvo ypač skaudus. Jungtinių valstijų pažadas žmogų išlaipinti mėnulyje buvo duotas 1967 metų pradžioje. Tuomet buvo duotas startas misija Apollo 1. Jei vyksta tragedija, mat per bandymų žūsta visa 3 astronautų įgula. Istorija užmiršti neleidžia. Sovietai kosmose buvo pirmi, tačiau amerikiečiai pakilo aukščiau. Buvo nuspręsta padaryti ir tas įgyvendinta Jungtinėse Amerikos valstijose, didinti mokyklose ir universitetuose matematikos ir fizikos pamokų paskaitų programų skaičių. Iš esmės, mes turim naują kartą, mes šiandien žiūrim ir pavydim Silicio slėnio Kalifornijoje, kuriame viskas gimė, vystosi technologinios adatos viršūnė, smaigalys. Vien todėl, kad savo laiku buvo priimtas sprendimas spausti ant matematikos, fizikos ir kitų tiksliųjų mokslų. Kartais padidintas pamokų skaičius ir programų universitetuose. Ir mes galiausiai turėjom rezultatą, kad NASA palaipsniui su tuo įdirbiu pradėjo vytis Sovietų sąjungą. O vytis buvo kur? Todėl, kad 57 mes skrendam Sputnikas 1, netrukus Sputnikas 2. 61 mes turime Jurijų Gagariną, pirmas žmogus, kuris išskrido į kosmosą. Čia netgi buvo juokas toksai paplitęs amerikiečių žiniasklaidoje, kad Jurijus Gagarinas sakė, kad pro erdvėlaivio langą Žemė atrodo mėlyna. O CK komunistų partijos lyderis Nikita Chruščiovas jam sako, kitą kartą turi dėvėti raudonų sakinį. Tai žodžiu, Žemė atrodė mėlyna Gagarinui. 63 metais skrenda Valentina Tereškova. Pirma moteris, pirmas vyras, pirma moteris kosmose. Ir tada mes turime netrukus už kelių metų Aleksejų Leonovą, kuris pirmas žmogus, kuris išeina į atvirą kosmosą. Taigi vytis yra kur? Ir čia iškyla būtent Jungtinėse Amerikos valstijose, jau čia Kennedžio buvo programa, tiesa, jo buvo viceprezidentų tas pats Lindonas Johnsonas, kurie sako, imam mėnulį. Ir čia atsiranda ta misijos į mėnulį programa. Ir tik praėjus 10 metų nuo NASO's įsteigimo 58 metais, 68 metais mes turime tą žymėją Apollo 11 misiją, kada pirmas žmogus išlipa, Neilas Armstrongas, išlipa ir vaikšto mėnulio paviršiumi.
amerikiečiai visada labai buvo susitelkę į saugumą ir kokybę. Tai vis tiek kartais sukdavo kokybės. Yra keletas astronautų pasakė, kad pagrindinis jausmas, kurį jauti, kai kyla raketa, yra suvokimas, kad visos detalės po tavo užpakaliu buvo pagamintos žmogaus sutikusio tai daryti už mažiausią kainą. Kita vertus, pas sovietus pakankamai dažnai įvykdavo tipinės problemos, tai yra prastos kokybės medžiagos, darbų saugos nesilaikymas, kitos bėdos, kurios beje galiausiai ėmė labai trukdyti tolesniai darbų saugai. Ir, iš esmės ir užbaigė visas tas lenktynės, nes jeigu pirmosios raketos sovietų buvo tinkamos išsiųsti į orbitą šunį arba žmogų, kai reikėjo galėti išsiųsti kažką iki Mėnulio, pasirodė, kad jų struktūra visiškai netinkama, nesaugi ir tiesiog reikėjo viską pradėti iš naujo. Tuo tarpu, kai amerikiečių situacijoje kiekvienas prieš tai buvęs dalykas po to buvo tobulinamas ir prisidėdavo prie tolesnių. Taip, kumuliatyvinis darbas vietoj tokio nekumuliatyvinio. 20-ojo amžiaus antroje pusėje vykusios kosmoso lenktynės tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių valstijų baigėsi 1975 metais, kai įvyko bendra Tarybų Sąjungos ir Jungtinių valstijų misija Apollo Sojuz. Pagrindiniais kosminių lenktynių pasiekimais dabar vadinami pirmojo dirbtinio Žemės palydovo paleidimas į kosmosą, pirmasis žmogaus pakilimas į kosmosą ir pirmas žmogaus nusileidimas Mėnulyje. Galėtų atrodyti, kad čia didžiųjų galybių konfrontacija kosmose baigėsi, tačiau tiesa yra kitokia. Kiekviena kova turi savo laimėtojus ir patiriančius nesėkmę. Yra labai didelis skirtumas, ar tu pakyli į Žemės orbitą, kas vis tiek yra atmosfera tiesiog labai aukštai. Kokia nors tarptautinė kosminė stotis yra šiaip Žemės atmosfera ir sukasi aplink Žemę. Ar tu iš tikrųjų sugebi išvengti šito, nulėk toliau ir pilnai palikti visą šitą elementą? Ir tas yra pakankamai sudėtinga ir tai taip atrodo, kad jei tu gali šitai padaryti, tu esi pakankamai kietas, kad visą tai vykdytum. Ir, kaip čia pasakius, kiti turi pripažinti tavo technologinį pranašumą. Net šiuo atveju Mėnulis iš tikrųjų nėra toks ypatingas ir įspūdingas dalykas, kaip pavyzdžiui Marsas, kuris kol kas mums vis dar technologiškai nelabai yra pasiekiamas. Tada mes galim ten nusiųsti žmonės, mes kol kas negalim ten nusiųsti gyvų žmonių. Prasidėjus Rusijos sukeltam karui Ukrainoje 2014 metais Putino režimas drįso kirsti kosminėje programoje dalyvaujančioms šalims – Japonijai, Jungtinėms valstijoms, Kanadai ir dalį Europos. Kai amerikiečiai pradėjo tiekti ginkluotę Ukrainos gynėjams, rusai pagrasino, kad tarptautinė kosminė stotis kris į Žemę. Tačiau tai tebuvo dar vienas blefas. Propagandinį kosmoso užkariavimo karą sovietai ir imperijos paveldėtojai rusai turėjo iniciatyvą, tačiau galiausiai pralaimėjo.